Sveiki visi! Trumpa fizikos paskaita, šį kartą apie tolimų galaktikų stebėjimą. Kaip žinia, lygiai prieš metus astronomai paviešino pirmosius mokslinius vaizdus padarytus naudojant James Webb kosminį teleskopą. Tos nuotraukos sukelia daugeliu žmonių nuoširdų džiaugsmą. Ir lygiai taip pat po to keli sekantis mėnesiai atnešė begalę sensacingų nuotraukų, kurių kiekviena praplėtė mūsų astronomijos žinių ribas, praturtino supratimą apie mūsų visatą. Nes James Webb pradėjo rinkti mokslinius duomenis, kurie padės atsakyti klausimus apie ankstyviausius visatos egzistavimo momentus ir leis astronomams išsamiau tyrinėti netgi egzoplanetas. Būtent šio teleskopo dėka mes žvelgiame į ankstyvą visatos kūdikystę. Taigi, ką jam pavyko stebėti? Taip, apie tai ir bus ši paskaita. Šiuo metu mes gyvename itin reikšmingų žmonijai kosmoso lenktynių ir kosmoso pasiekimų laikotarpyje. Taip, tai Jamesas Webbas leido aptikti seniausias kada nors stebėtas galaktikas. Kadangi, kaip žinia, šviesa keliauja per erdvę, mūsų astronomai žiūri į objektus ir iš tikrųjų jie žiūri į praeitį. Saulės šviesa Žemę pasiekia maždaug per 8 minutės. Todėl žiūrėdami į Saulę mes matome ją tokią, kokia ji buvo prieš 8 minutės. Ir mes matome tolimus objektus tokius, kokiais jie buvo prieš šimtmečius ar tūkstantmečius, o labiausiai nutolusius objektus ir galaktikas mes stebime dar prieš susiformuojant mūsų Žemėje. Tai tikra kelionė laiku į praeitį, jeigu mes lyriškai apie tai mąstytumėm. Taigi James Webbo kosminis teleskopas tai yra NASA, Europos kosmoso agentūros ir Kanados kosmoso agentūros kosminis teleskopas. Jis priklauso jiems trims. Tai yra didžiausias optinis teleskopas, kuris veikia kosminėje erdvėje per visą mūsų žmonijos mokslo istoriją. Tai yra įspūdinga. Ir šio teleskopo infraraudonųjų spindulių skiriamoji geba ir jautrumas yra gerokai didesnis. Jisai lenkia jo pirmtako Hubble'o kosminio teleskopo parametrus. Visus. Taip? Tai Jamesas Webbas iš tikrųjų gali aptikti iki 100 kartų silpnesnius objektus esančius dideliais atstumais. Jameso Webbo teleskopas ir buvo sukurtas siekiant stebėti silpnai šviesai, kurią skleidžia ankstyviausios visatos žvaigždės, kurių amžius siekia apie 13,8 milijardų metų. Oho, taip. Tai Jamesas Webbas žiūri visatą infraraudonųjų spindulių srityje, o Hubble'as iki tol tyrinėjo ją optiniais ir ultravioletiniais bangų ilgiais. Taigi spektro sritis pasikeitė. Tai reiškia, kad mes turime naują tokią šviežią akį, taip, su kuria žvelgiame į galaktikas. Taip pat James Webbas turi daug didesnį veidrodį. Ką mes žinome apie James Webbo teleskopą? Šis veidrodis susideda iš 18 šešiakampio veidrodžio segmentų, kurie pagaminti iš paauksuoto berilio, kurie visi kartu sudaro didelę veidrodžių mozaiką. Kodėl buvo pasirinktas berilis? Nes tai yra lengvas ir tuo pat metu labai tvirtas metalas. Berilis gerai ištveria kraštutinai žemas atviro kosmoso temperatūras, ko negalima pasakyti pavyzdžiui apie stiklą, kuris itin žemose temperatūrose deformuojasi. Taip? Taigi, auksu dengtas veidrodžių sluoksnis gerai atspindi infraraudonuosius spindulius. Jo masė yra kiek didesnė negu 6 tonos. James Webb teleskopas neskrieja aplink Žemę kaip Hubble'o kosminis teleskopas. Jis iš tikrųjų, Jamesas Webbas, skrieja aplink Saulę 1,5 milijono kilometrų atstumu nuo Žemės. Mes ten vadinam tą tašką antruoju Lagranžo tašku. Tai yra santykinai nedidelis atstumas nuo Žemės, kuris leidžia pakankamai greitai komunikuoti su teleskopu ir perduoti duomenis. Pakalbėkime dabar apie galaktikas. Sukurti galaktiką nėra jau taip ir lengva. Taip, mūsų visatai yra geri 13,8 milijardo metų. Ankstyviausios kada nors aptiktos galaktikos, kurios buvo stebėtas James Webbo kosminio teleskopo pagalba, susiformavo tik praėjus 350 milijonų metų po dydžio sprogimo. Ta
kūdikių visata ne tik užtruko, kol susikūrė. Dar pirmosios galaktikos dažnai būdavo nykštukinės galaktikos. Juose būdavo apie 100 milijonų žvaigždžių. Jeigu tą palyginsime su šiuolaikinėmis galaktikomis, taip, tokiomis kaip paukščių takas dydžių, jame yra mažiausiai 100 milijardų žvaigždžių. Tad ankstyvosios galaktikos pagal nerašytą taisyklę būdavo mažytės, mes taip manėme, taip jau buvo taisyklė iki šiol. Bet remiantis straipsniu, kuris publikuotas Nature žurnale, objektai, kurie manoma yra mažiausiai netgi 6 galaktikos, atsiradusios praėjus maždaug 500 milijonų metų po didžiojo sprogimo, yra aptinkami su 10 ir net 100 milijardų žvaigždžių populiacijom. Manoma, kad didžiausios iš jų bendra masė yra trilijoną kartų didesnė už mūsų Saulę ir 10 kartų didesnė už paukščių taką. Vienas iš komentarų to straipsnio autorių taip buvo pasakymas, tai tikra nesąmonė. Taip pakomentavo astrofizika Erika Nelson iš Kolorado universiteto. Jinai yra viena iš autorių. Kaip sakė, tai tiesiog jūs nepatikėsite, kad ankstyvoji visata sugebės taip greitai susiformuoti. Šios galaktikos neturėjo tiek laiko tam. Taip atsirado 6 masyvios senovinės galaktikos, kurias astronomai dabar vadina visatos laužytojomis. Taip? Kasgi pastebėta, tai iš to fono išlindo 6 šviesios dėmės, itin ryškios ir itin raudonos. Tai buvo spalva, kuri pirmiausia patraukė astronomų akis. Visata nuolat plečiasi ir objektams tolstant nuo mūsų, jų šviesos bangos ilgis išsitempia taip į raudonąją spektro pusę. Kuo raudonesnė spalva, tuo toliau nuo mūsų yra tas objektas. Tai šie pusšimtis objektų buvo tiek raudoni, kad buvo pakankamai toli, kad susiformuotų prieš 13,3 milijardo metų. Be to, jie buvo itin dideli, pakankamai dideli, kad būtų ne taškiniai šviesos šaltiniai, kaip ryški žvaigždė ar kokia supernova, o jau galaktinio mastelio. Tai yra megagalaktikų dydis. Ir brandumas jų pribloškė visus mokslininkus. Tačiau toks pradinis dydžio įvertinimas atrodė jiems, gal tai yra iliuzija, gal tai yra netiesa, nes, tai netitinka mūsų tokių teorinių modelių. Taip. Tai pirmą kartą postulavo kažkada Albertas Einšteinas ir daugiau nei 100-metį atliekami stebėjimai tą patvirtina, taip, kad šviesa iš tolimo objekto erdvėje gali būti sulenkta priekinio plano kokiu nors objektų gravitacija. Taip. Ir todėl tas atrodys, kad ji yra didesnė, nei iš tikrųjų yra. Ir toks reiškinys vadinamas yra gravitacinis lęšis. Gravitational lensing, tas reiškinys. Tai gravitacinis lęšis reiškinys, kuomet šviesa iš labai tolimo, ryškaus šaltinio užlinksta už masyvaus, arčiau esančio objekto. Taip? Tai gravitacinio šviesos užlinkimo už masyvių objektų ir pirmiausia ir numatė pats Albertas Einšteinas. Taip ir sukurta bendroji reliatyvumo teorija. Tad visiškai manoma, kad iš pažiūros galaktikos mastelio objektai, kuriuos atrado naujo straipsnio autoriai, iš tikrųjų yra ženkliai mažesni, taip? Ir jie tiesiog yra taip optiškai padidinami, taip? Tačiau ši mintis greitai buvo atmesta. Atidžiau išnagrinėjus visą vaizdą prie 6 ryškių objektų, nebuvo pakankamai arti priekinio plano kūnų, taip, kurie galėtų iškraipyti tą formą ir dydį. Taigi, kad tokios 6 naujųjų stebėjimų metu aptiktos galaktikos susiformuotų, jos turėjo formuotis itin greitai, taip. Kita vertus, dar ankstyvosiomis visatos dienomis sunkesnių elementų aptinkamų šiuolaikinėse žvaigždėse nebuvo. Taip, pagrindiniai elementai sudarę žvaigždės buvo vandenilis, helis, o tai sudarė palyginti mažas galaktikas. Taip. Ir jei tokios didelės galaktikos susiformuotų taip anksti, tai reikštų, kad sunkesnių medžiagų iš tiesų buvo gausiau ir daugiau nei manė mokslininkai. Taip? Bet tą galima paaiškinti ir dar kitaip. Taip? Teigia naujo tyrimo autoriai, kad tiesiog juose žvaigždės formavosi taip sparčiai, kad supernovų sprogimai nespėdavo išsklaidyti dujų šalis. Taigi šios atrastos 6 senovinės galaktikos pribloškė visus mokslininkus ir kelia naujų klausimų apie mūsų visatą.
Jeigu kažkas iš jūsų stebi tokias aktualias James Webbo teleskopo atliktas, taip, parašykite į komentarą, taip, kokie yra naujausi atradimai, kiek teko skaityti, buvo minėta ir masyvi juodoji skylė, ir kitos labai puikios, daug apmąstymų keliančios nuotraukos. Iš tikrųjų, kaskart žiūrėkite ir į dangų ir mąstykit, kasdien mes žinome vis daugiau. Tai ačiū Jums labai, na ir iki kito susitikimo su trumpa fizikos paskaita. Ačiū Jums.